Sveiki, aš esu Karolina Žardelevičiūtė. Dabar įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją į džiazo dainavimą. Pradėjau lankyti Rėk nerėk dainavimo studiją 9 klasėje, kai dar mokiausi Čiurlionio menų mokykloje, kad pagilinti savo klasikinio dainavimo įgūdžius. O po to kažkaip taip gavosi, kad mes atradom popso stilių ir man jis visai prilipo ir patiko. Ir dabar su tuom bandau susijęti savo gyvenimą. Internete ieškojau mokytojos dainavimo ir iškrito mokytoja Eglė. Ir aš pasižiūrėjau šiaip į nuotraukas, į patirtį ir pagalvojau, kad visai žmogus su geru bagažu ir tikrai galėtų man kažką duoti. Tai va taip. Įgavau tokios daugiau patirties būtent individualiai stovėti ant scenos, nes turėjau nemažai patirties su choru, kai stovėdavom ant scenos, bet tai visiškai skiriasi iš tikrųjų ir gal tos daugiau net atsakomybės ant tavęs užkrenta. Vis tiek choras yra kolektyvas, tu dalini tą viską su kitais ir tą nerimą, gal ir tą tokį stresą scenos dalini su kitais ir tau mažiau baisu. Bet kai tu vienas stovi, tai grinai į tave tik žiūri, viskas tik ant tavo pečių. Gal aš įgavau tokio pasitikėjimo šiaip nemažai, įgavau tos patirties būtent kaip reikia elgtis scenoje ir kaip bendrauti su publika. Išmokau judėti scenoje ir jaustis laisvai, nes vis tiek chore tu kolektyvas stovi ir tu stovi pagal tam tikrą sistemą, o kai tu vienas, tai tu gali daryti bet ką. Tai, ką aš išmokau, čia labai daug yra. Ir didžiausias džiaugsmas, kurį aš patyriu kas kart ateinant į pamokas, tai kad aš augu ir mano balsas auga ir aš stiprėju. Ir tas yra man labai keista, nes aš visada jaučiausi, lyg tais pas mane yra toks mažas balsiukas, kad aš nelabai galėčiau jį kažkaip ten, nežinau, improvizuoti, ten kažkaip kokį stilių naują atrasti, štrichą ir taip toliau. O čia dabar kažkaip su laiku viskas ateina ir aš labai džiaugiuosi tuo. Bet šiaip mano balsas man pradėjo patikti, jis man pradėjo skambėti gražiai, kas anksčiau neskambėjo. Na, visų pirma, atrasti savo mokytoją, nes tai turbūt yra sunkiausia dalis. Todėl, kad svarbu, kad susikurtų ryšys tarp dviejų žmonių ir kad mokiniui nebūtų nejauku. Ir kad jis nesijaustų taip, lyg jis tiesiog yra kažkoks netoks. Aišku, kad galit pradėti visiškai nuo nulio. Aš manau, visur mes viską pradedam nuo nulio, gal kažkas anksčiau, gal kažkas vėliau. Ir tikrai rekomenduočiau šitas studijas, nes sustatys nuo nuliuko iki 100. Tai va taip. Šiaip mano svajonė yra išleisti autorinės dainas. Aš dar noriu pasigilinti savo žinių bagažą ties leidimu. Norėčiau palinkėti niekada nesilyginti su kitais. Taip, savęs geriau nežemint, kad kažką nemoki. Nes tiesiog tai bus tik labiau antimotyvuos daryti tą. Tai va taip. Man asmeniškai muzika yra jausmas, muzika yra gyvenimo būdas. Kodėl aš užsinorėjau studijuoti muziką? Todėl, kad aš negalėčiau savęs pripažinti kitoje karjeroje, aš vis galvočiau, kad aš kažko nepadariau. Kasdien mane lydi muzika ir aš gyvenu tuom.